Amerikos demokratų partija nesugebėjo įveikti respublikonų pasipriešinimo dėl gėjų Jungtinių valstijų kariuomenėje. Homoseksualius karius legalizuojančio įstatymo priėmimas žlugo. Plačiau apie politinės kovas Senate Saulius Masalskas. Už šį įstatymą balsavo 56 prieš 43, taigi pagal konstituciją reikiamos 3/5 daugumos nėra, įstatymas nepriimtas. Taip Amerikos respublikonų senatoriai užblokavo daugiau kaip $700 milijardų karinį biudžetą, prie kurio demokratų politikai prikabino gėjų legalizavimo kariuomenėje įstatymą. Nuo 93 Amerikos kariuomenėje galioja neklausk ir nesakyk principas, bet federaliniuose teismuose jis pripažintas nekonstituciniu ir demokratai kartu su prezidentu Obama pažadėjo jį panaikinti. Tai rimta diskriminacijos forma. Jie laiko dalį šios šalies piliečių antrarūšiais. Kitaip tariant, gali žūti mūšyje, bet nedaryk to, jei esi gėjus. Ar bent jau nepasakyk sugrįžęs, kad esi gėjus, nes jei tai padarysi, tave išmes iš kariuomenės. Nuo 93 iš karinės tarnybos buvo pašalinta apie 1300 karių, kurie viešai prisipažino dėl savo seksualinės orientacijos. Be to buvo nemažai skandalingų atvejų, kai tai buvo panaudota norint susidoroti su neįtikusiu žmogumi. Kita vertus, armijos vadovybės atliktos apklausos rodo, kad dauguma tarnaujančių karių norėtų išsaugoti seną tvarką. Saulius Masalskas, LNK žinios.